Sveiki! Pademonstruosime, kaip tapti Rivilė Eko sistemos informacijos siuntėju. Siuntėju gali tapti tiek Rivilė Gamma, tiek ir Rivilė Solo vartotojai. Tam, kad taptumėte siuntėju, susirandame savo įmonės aprašymą klientų sąraše. Einame kortelės, klientai, nuskaitome. Taip, spaudžiame koreguoti. Labai svarbu, kad jūsų įmonės kodas būtų įvestas teisingai. Bei rūšis būtų būtent įmonė, ne pirkėjas, ne tiekėjas, ne dar kažkas, o būtent įmonė. Labai svarbu. Atsidarome alternatyvių adresų sąrašą. Jame paprastai įvedame įmonių filialus. Kaip matome, mūsų įmonėje nėra aprašytas nei vienas alternatyvus adresas. Aprašome bent vieną. Spaudžiame naujas. Turime filialą tik tai Vilniuje. Įrašome pavadinimą Vilnius. Žemiau pastebėsime sritį pavadintą web apsikeitimas. Šioje srityje esantis aprašymai reikalingai aprašant duomenų apsikeitimą su klientais. Yra du būdai pristatyti dokumentus klientui – tiesioginis ir internetinis. Kadangi mes save registruojame kaip informacijos siuntėją, turime pažymėti abu požymius. Pažymime tiesioginis ir spaudžiame mygtuką priskirti web adresą. Atsidaro sąrašas, kuriame matome savo įmonės filialus. Jei šis sąrašas jums visai neatsidaro arba jame matote informaciją nepriklausančią jūsų įmoniai, būtinai susisiekite ir apie tai informuokite Rivilės kolektyvą. Kadangi mes informaciją siūsime iš Vilniaus filialo, todėl pasirenkame šį įrašą. Pasirinkimas vyksta spaudžiant 2 kart pelės kairiuoju klavišu. Pažymime požymį internetinis ir vėlgi spaudžiame priskirti web adresą. Atsidaro tuščias sąrašas. Internetinėme taip ir turi būti. Čia aprašome save kaip Rivilė Eko administratorių. Spaudžiame naujas ir įvedame savo elektroninio pašto adresą. Prieš išsaugodami įsitikinkite, jog elektroninį adresą įvedėte teisingai. Vėlgi, pasirenkame įrašą, 2 kart spausdami kairiuoju pelės klavišu. Kaip matome, abu adresai yra vienodi. Jie turi sutapti. Jei jums nesutampa, vadinasi, kažką padarėte ne taip. Spaudžiame išsaugoti ir viskas. Dabar jūs jau esate užregistruotas kaip Rivilė Eko siuntėjas. Galime pasižiūrėti, kaip Rivilė Eko atrodo iš siuntėjo pusės. Pasitikrinkime elektroninio pašto dėžutę. Kaip matome, gavome iš sistemos laišką, jog esame užregistruoti kaip informacijos siuntėjai. Laiške rasite prisijungimo duomenis, vartotojo vardą ir slaptažodį. Tam, kad nepadarytumėte rašymo klaidos įvesdami slaptažodį, geriausia jį nukopijuoti. Pažymime ir spaudžiame kopijuoti. Laiškose visada rasite visas reikalingas nuorodas. Spaudžiame. Atidaromas Rivilė Eko internetinis puslapis. Įvedame slaptažodį ir spaudžiame prisijungti. Kaip matome, kairiojoje lango pusėje yra pagrindinė meniu juosta. Prieš pradedant realiai dirbti, reiktų visų pirma pasikeisti slaptažodį. Įvedame tą, kurį gavome elektroniniu paštu ir keičiame į tokį, kurį sugebėsime prisiminti.
Būtina nustatyti vartotojo sutartį. Jums yra pateikiama standartinė, bet galite ją pasikoreguoti pagal tai, kaip jums reikia. Ši sutartis yra rodoma jūsų informacijos gavėjams prieš įeinant į sistemą. Jie privalo šią sutartį patvirtinti, jei nepatvirtins, į sistemą nebus įleidžiami. Taip pat turite nustatyti, kokius elektroninius laiškus siųsti jūsų informacijos gavėjams. Nurodote, iš kokio elektroninio pašto adreso ir pasirenkate, kokio tipo informaciją ir kokiu periodiškumu siūsite. Tokio pradinio nustatymo turėtų užtekti, norint pradėti dirbti su Revile ekosistema. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie Revile ekosistemą ir apie kitus Revilės produktus, žiūrėkite kitose vaizdo siužetuose arba apsilankykite mūsų internetinėje svetainėje adresu www.revile.lt.